Pirmas klausimas, kokia jūsų pozicija dėl pensinio amžiaus sumažinimo iki 60 metų? Teoriškai gal taip, kad skamba tai gražiai, kad galima prisiminti, kad TSRS laikais moteris išeidavo 55, o vyrai 60, šitą aš viską atsimenu. Bet su realybė tai jau neturi nieko bendro. Aš galiu tik tai priminti, kad šiuo metu oficialiai 2,7–2,8 milijonai Lietuvos gyventojų yra. Tarkime, 2,7 milijonai. Iš jų dirbančių yra 1,6 milijonai. Ir tuos nedirbančius būtent pensininkus išlaiko tie dirbantis. Perspektyvoje dirbančių dar sumažės, o pensinio amžiaus žmonių dar padaugės. Užtat tame ir yra, kad ne katastrofa, o didelė problema, kad ateity po kelių metų pensinio amžiaus žmonių pensija sumažės, nes tiesiog nebus iš kur paimti, nebus dirbančių. Jeigu mes galvojam, kad aš dirbau visą gyvenimą ir užsidirbau, tai tiesiog yra ne visai taip. Mūsų prieš 30 metų nieks neklausė. Nieks neklausė, kokios pensinės sistemos mes norim. Valdžia nusprendė taip, kaip jiems reikėjo. Ir mes turim pensinę sistemą tokią, kad pensijas moka dabar dirbantys žmonės. O savo pensijos aš nesu užsidirbęs. Gerai, formaliai. 3000 Lietuvos pensininkų gauna papildomą pensiją iš to privačiai sukaupto fondo. Bet šitoj vietoj tai yra blefas ir tos pensijos papildomos ir jos dydis. Tai yra blefas ir galimybė, kad sumažinti pensinį amžių iki 60 metų praktiškai nėra jokios, nes tai yra realybė.